Sveiki, mano brangūs skorpionai, tai yra taro kortų prognozė jums vasario mėnesiui. Primenu, kad prognozė yra bendro pobūdžio ir jeigu jūs norite savo asmeninės prognozės, tai jūs galite ją užsakyti mano elektroniniai parduotuviai. Pasikeitė jos pavadinimas, dabar yra pavadinimas Būrimas taro kortomis LT, čia apačioje aš palieku nuorodą, jūs ten galite pasirinkti jūs dominančią dėlionę, jūs dominantį būrimą, metinį arba pagal temą, sveikatą, finansai, darbas, meilę ir užsisakyti tą dėlionę, ten nusipirkti ir kelių dienų bėgyje aš jums atsiųsiu video įrašų formatu jūsų WhatsApp ar Viberį. Taipogi jūs galite tiesiogiai kreiptis ir pas mane rašyti arba čia tik tokia, arba mano Facebook puslapyje Ask Tarot Liudmilos tarologinės prognozės. Aš irgi visada ten būnu ir atsakau iškart. Pradedam nuo tokios kaladės, tai yra auksinė kaladė, plastikinių kortų. Šitą kaladę aš irgi turiu pardavime savo elektroniniai parduotuviai. Kortos patogios to, kad jos yra plastikinės, jos yra nesiglamžančios, nesidėvinčios, nesitepliojančios, amžinos kortos, labai gražios kortos. Pasižiūrėkit, kaip atrodo, auksinės spalvos. O pranašumas tas, kad čia yra visos reikšmės surašytos, bet kortos yra anglų kalba ir turiu dar rusų kalbą elektroniniai parduotuviai. Čia yra tiesioginės kortos reikšmė apverstos, čia yra atsakymas taip ir ne. Žodžiu, jūs viską matote, viską perskaitote ir net naujokai gauna atsakymus, nes nereikia niekur knystis, ieškotis tų atsakymų, viskas yra parašyta. Tai kas norėtų, prašom, įsigykite, kaina 45 eurai. Taip, pradedam skorpionai, kas jūsų laukia vasario mėnesį. Traukiu kortas. Pirma korta 7 taurės, antra korta saulė. Žiūrėkit, mano brangus skorpionai, kažkoks tai jūsų noras arba netgi kažkokia svajonė mėnesio pradžioj turėtų išsipildyti. Saulė tai yra svajonių įgyvendinimas. Pagal saulę ateina didžiausia sėkmė. Mėnesio pradžia jums bus labai palanki. Todėl arba aktyviai siekite kažkokiu tai savo tikslų, nes palankus periodas ir jums pasiseks, sėkmė bus jūsų pusėje, jums pasiseks ir jūs galėsite įgyvendinti tą tikslą, pasiekti, ko norite. Arba vėlgi jūs busite arti savo svajonės ir bus labai sėkmingas ir palankus periodas išpildyti savo svajonę. Tai neatidėliokit, turit svajonę ten kažkur tai svajonę šalį nukeliauti, nupirkit vasario pradžioj tą kelionę. Viskas nupirkite, apmokėkit, turit svajonę įsigyti automobilį ten kažkokį naują, vėlgi paimkit ten, aš nežinau, leasingų ir taip toliau įsigykit. Nes, jūs pasijausit pakylėti, džiaugsmingi, tai suteiks jums kažkokio tokio vidinės motyvacijos ir įkvėpimo. Savo svajonės reikia pildyti, o kas gali išpildyti, tik mes patys. Taip, toliau aš imu antrą kaladę iš Protėjusio Mėnulio taro ir žiūrim toliau, mano brangus skorpionai, traukiu kortas. Pirma korta jėga, antra korta kardų karalius. Taip, žiūrėkit, skorpionai, jūs ir taip esate labai stiprus, jūs esate labai valingi, turite tą tokį geležinį charakterį, tą tokį geležinį stuburą, kuris jūs, taip sakant, per gyvenimą ir laiko ir neduoda jums nukrypti kažkokius šonus. Tai korta jėga, jinai yra būtent apie tai, kad turite pakankamai jėgų įveikti bet kokias kliūtis, bet kokias problemas, pasiekti bet kokių norų ir svajonių, įgyvendinti pačius drąsiausius tikslus. Šita korta yra padrasinimas. Eikite pirmin, svajokite, darykite, turite pakankamai potencialo, pakankamai valios, pakankamai ryžto. Jūs galite, viskas jums pagal dantis. Tai į priekį, skorpionai. Kardų karalius tai gali būti oro stichijos atstovas, tai gali būti pagal zodiako ženklą dvyniai, vandenis arba svarstyklės. Tai yra labai toks racionalus, stiprus vyras, bet jis yra šaltakraujis. Aš turiu omeny
šaltų emocijų vyras, racionalus vyras, kuris mąsto tik protu ir kurį labai sunku, sakykime, paveikti emocionaliai. Jis nesivadovauja širdim, čia yra grinai žmogus, kuris vadovaujasi tik protu. Jam nebūna, kad ten gaila, kad kažkas tai ten sukirbėjo, ne, viduj ten ir taip toliau, jisai grinai protu. Racionalumu ir naudos gavimu. Tai toks vyras bus šalia jūsų. Arba čia irgi, tokia, sakykime, kartu su jėga, irgi toks kaip patarimas kortų, nuoroda, kryptis, irgi jum būti tokiem pat, ne, galbūt jeigu bus kažkokių tai tarp pasirinkimo proto ir širdim, tarp kažkokių tai, o gal gaila, o gal reikėtų, kažkaip emocijos, netrukdys, tai vis dėlto pasirinkti protų. Šiaip aš esu nešalininkė tokio prieimo, bet, nes visiškai kitaip gyvenime gyvenu, bet kartais yra tokių situacijų, kuriuose iš tikrųjų reikia atmesti tas emocijas ir tą vadinamą kažkokį gailestį ar dar kažką ir pasielgti taip, kietai, sakykime, galbūt netgi šiek tiek žiauriai kito atžvilgių, bet, jeigu kortos taip patarė, tai vadinasi, tai yra, jūsų situacijai tai bus geriausias sprendimas. Taip, aš imu trečią kaladę. Auksinio meno taro ir žiūrim toliau, ką jums parodys auksinio meno taro, mano brangus skorpionai. Traukiu kortas. Pirma korta lazdų riteris ir antra korta lazdų karalienė. Žiūrėkit, pas jūs labai bus daug bendravimo, nes vasario mėnesį, tikriausiai labai daug busite sociume ir aplink jūs, iškrenta asmenų kortos. Šiaip lazdų riteris, tai judėjimas į priekį, tai gali būti netgi kelionė. Jeigu kažkas tai iš jūsų skorpionai numatė kažkokią kelionę vasario mėnesį, kažkur išvažiuojate, pakeliauti, poilsinę, turistinę, pažintinę ir taip toliau, visos kelionės, tai čia mėnesio pabaigoje turėtų tą kelionę kažkur tai jūs pašaukti. Jinai gali būti, žinokit, pagal lazdų riterį netgi spontaniška. Ne iš anksto ten nupirkta keliui už prieš kelis mėnesius, o gali būti, tiesiog nusprendėm, kitą savaitę važiuojam. Tai čia yra patarimas eiti į tą tokį spontaniškumą ir kartais to labai reikia, kad žmogus pagautų kažkokį įkvėpimą, motivaciją ir pajudėtų ir, taip sakant, pasipurtytų, ir kažkokią teigiamą tą energiją pakeltų į viršų. Lazdų karalienė tai gali būti ugnies stichijos atstovė, tai gali būti avinas, liūtas arba šaulys pagal zodiako ženklą. Labai tokia charizmatiška moteris, labai moteris temperamentinga, energinga, tokia ryški, moteris ryški. Tai šita moteris gali irgi įtakoti arba jūsų sprendimą, arba jūs galbūt kartu su ją keliausite, jūsų kompanionė, jūsų partnerė, jūsų draugė ir taip toliau. Taip, ir traukiu paskutinės kortas iš metų rato taro ir žiūrim, kaip pasibaigs jūsų mėnuo, mano brangus skorpionai. Taip, pirma korta tai pentaklių karalienė, kaip aš jums ir sakiau, kad ištisai asmenų kortos. Ir antra korta pasaulis. Labai gražus pas jūs, labai nuostabus mėnuo, harmoningas, subalansuotas. Pasaulis tai yra vėlgi kelionė, poilsis, atostogos, matymas pasaulio praplėtimas, savo akiračio. Tai arba jūs jį praplėsite iš tikrųjų pakeliaudami, arba žinoma galite praplėsti ir tą akiratį, ir kažkokiom tai žiniom, patyrimais, praktikom ir taip toliau. Čia jau jūsų pasirinkimas, mano brangus skorpionas. Skorpionai, kas kokius metodus naudoja, mėgsta, kokie tinkami, tokius ir rinkitės. Svarbiausia, kad iš čia eitų kažkoks tai impulsas, tuomet tai bus jums naudinga ir tai bus jums, teigiama. Tuo aš jums ir linkiu nuostabaus jums mėnesio.